Suteiktų paslaugų suvedimas į atsiskaitimo lapelį. Norint suvesti suteiktas paslaugas į atsiskaitimo lapelį, spaudžiame ant paciento registracijos laiką. Ir tuomet papuolame į kainoraštį ir atsiskaitimo lapelį. Kainoraštis yra pavaizduotas kairėje, atsiskaitimo lapelis dešinėje. Norint ieškoti paslaugų, rekomenduojame naudotis paieška. Jeigu gydytojas atliko nuskausminimą, jis gali vesti ne visą paslaugos žodį, bet tiesiog fragmentą ir sistema ieško. Pasirenkame paslaugą pagal mums tinkamą kainą, paspaudžiame 2 kartus ir paslauga nukeliauja iš kainoraščio į mūsų atsiskaitimo lapelį į dešinę. Mes galime keisti kiekį pagal poreikį ir ieškoti kitų atliktų paslaugų. Tarkim, gydytojas dar dėjo plombą, tiesiog vedu paslaugos fragmentą ir vėlgi pagal man reikiamą kainą pasirenku poziciją. 2 kartus paspaudžiu, pozicija vėl nukeliauja į dešinę į mūsų atsiskaitimo lapelį. Jeigu noriu, galiu nuo tam tikros pozicijos procentais suteikti nuolaidą. Jeigu noriu poziciją ištrinti iš mūsų atsiskaitimo lapelio, taip pat paspaudžiu 2 kartus ir pozicija iš mūsų atsiskaitimo lapelio dingsta. Jeigu gydytojas neranda atitinkamos pozicijos ar atitinkamos kainos kainoraštyje, jis tiesiog sumą gali įvesti ranka prie kitų odontologinių paslaugų. Tarkim, 100 eurų, mes matome, kaip keičiasi suma mūsų atsiskaitimo lapelyje. Jeigu gydytojas viską suvedė, viskas yra tvarkingai, spaudžiame išsaugoti paslaugos kainą.